Sveiki, labai noriu įrašyti dar vieną atsiliepimą, nes noriu amžinti šitą savo emocijas. Žiauriai nuostabu. Žodžiu, dažniausiai aš atlieku visas tas praktikas, kai esu viena. Tai kai esu kambarį, kai vairuoju mašiną, kai esu viena arba esu namie. Bet šiandien aš vedžiau šokių pamoką, aš vedu tą pamoką ir šokėjas mano mokinės šoko, aš taip stebėjau, jas žiūrėjau ir realiai aš turėčiau stebėti ir žiūrėti, pažiūrėti, kokias techninės ten klaidas dar atlieka, kam dar reikia pataisyti. Bet aš tai žinau, kas atsitiko. Man kažkaip taip tik ir persijungė ir aš kažkaip susiliejau su kiekviena iš jų. Aš susiliejau su visa aplinka, bet tuo pat metu ir taip mano lygtai sąmonė taip atsitraukė, aš nežinau kaip paaiškinti. Ir aš lygtais ir mačiau viską taip iš šono, iš tokio atsitraukimo, bet taip pat viduje jaučiau tokį susiliejimą su visa salė, kiekviena mokinė. Ir buvo toks nuostabus jausmas, nes aš taip pajutau, kad tokį didžiulį džiugesį savyje, kad kaip aš džiaugiuosi ir kokia aš esu laiminga, kad aš galiu džiaugtis šokiu, kad aš galiu būti šitam kūne ir patirti šitą džiugesį, nes kai jos šoko, aš lygtais, nežinau, aš taip pajutau, kaip jos džiaugiasi momentu, kaip jom faina būti, kaip jom faina tai daryti, ką jos daro, kaip jom faina būti toj pamoko ir kaip visos tokios laimingos, švytinčios. Ir aš irgi pajutau tą jų emociją ir buvau pati tokioj emocijai. Ir jaučiu tokį, nežinau, dėkingumą ir tokį wow, lygtais aš pirmą kartą daryčiau tai, ką darau. O darau tai jau nežinau kiek mokinu, jau 13 metų mokinu, visą savo gyvenimą mokinu šokę. Ir pirmą kartą gyvenime patyriau tokį dalyką, tokį vienį, tokį iš vienos pusės jaučiu tą salę, jaučiu viskas, jaučiu, kad mes esam, kad aš esu visur ir mes esam kartu ir mes esam toks visos taip sujungtos. Bet irgi, ir dar tai visą tai lygtais pavyko man, nežinau, matyti taip iš šono ir dar viduje, kaip žmogus, jaučiau tokį nerealų džiugesį, kad aš esu ir kad aš galiu tai patirti, apskritai, kad galiu patirti šokį, kad galiu patirti tokias pamokas ir visą tai, kad tai yra kažkoks kosmosas. Ir mane užliejo tokios šiltos emocijos ir man buvo taip gera. Ir dabar važiuoju ir aš tiesiog su ta emocija taip man gera. Aš nesuprantu. Aš tiek metų vedu pamokas ir pirmą kartą nežinau, čia iš viso kažkoks kosmosas, tiek gerai. Kosmosas, kad tiek laimės gali sukelti toks paprastas dalykas ir mano kasdienis dalykas, kuris man jau tokia rutina. Tai va, labai norėjau pasidaryti.